Aleksandras Sikorskis. Vartininkas 12 numeris Aleksandras Sikorskis. Tai daro Aleksandras Sikorskis. 12 numeris Aleksandras Sikorskis, vartininkas. Ir kamuolio Aleksandras Sikorskis. Sikorskis kol kas darbo tikrai turi daug. Sikorskis vėlgi pirmas prie kamuolio. Sikorskis, jam praktika tikrai yra gera. Vartininkas, kuris yra pakankamai jaunas. Iziet citien pozīcijā un rikušats. Un, jā, labi, Vārtsaks Sikorskis. Matysime, koks bus antrasis, kuris ką tik prasidėjo, perdavimas ir dabar gaudo kamuolį Aleksandras Sikorskis, šiaip dar keliauja. Jie į šį stadioną. Dar vienas šansas ir į baudos aikštelę sezoną. Sakyti, kad ir Baltija bėdų turi, bet Albertas Klimavičius tiesiog jų nesureikšmino, sakydamas, kad pergalę iškovojo radviliškiečiai, jie turi. Tikrai šiame sezone Lokomotyvo rezultatai netokie, ko gero bus galima tikėtis. Šis stalo vārdu stabu. Neveiksmīgi tiek bumba įsistar galvu. Taravičius tą traumą neseniai yra įsigydęs ir šiandien žaidžia. Dar viena situacija, smūgis į vartus ir tiesiog viskas idealu ir komanda pirmauja ir pats šiandien hetriką sugebėjo įmušti ir žaidė, žinoma, visas 45 minutės, bet Deividą Stankūną čia perdavimas į kraštą ir šiandien susitinka viena su kita. Perdavimas į priekį, nepavyksta kamuolio įmesti dabar komandos draugams. Čia Edgaras Stankevičius. Ir Aleksandras Sikorskis. Ir šansas dabar jau Jakštui, bando pabėgti nuo varžovų. Pirmas prie kamuolio Sikorskis. Sikorskis gražina kamuolį į žaidimą. Moments, bet pats bīstamākais spēles moments līdz šim. Ziļs ļoti bīstams. Un šeit skaisti Vārtsaks Glāpets. Kazokaitis. Į priekį Kazokaitis šiandien dešiniajame gynybos krašte. Sastāv Daugavas visu finālu. Un šobrīd labi moments un atkal skaists Vārtsaga leciens un atvairījums. Sakyti, kad artėja į pabaigą tas pirmasis ratas. Labs centrējums un jābūt vārtiem un atkal neticamā veidā netiek gūti vārti. Jo Aleksandras Sikorskis.